Antra diena ir šiandien yra vienintelė diena, kai leisiu savo paturistaut, nes kitom dienom visokiausių renginių vyks arenoje ir aš juose norėsiu sudalyvauti, o šiandien aplankysiu kelias stoteles, žymias vietas, turbūt žymiausias Berlyno vietas. Bet pradėkim nuo šios vietos, mažiau žinomos vietos, kurią aptikau vakar. Taip, ten žmonės įžymybė, va ten, bet aš atėjau kitur, aš įsivaizdavau jį mažesnį. Oh my God, I'm just playing with them now, yeah. Oh my God, what she's Brandenburgo vartai. I can't respect it, I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like Luke, I told him I'm next, shit. Greita trumpa istorija, nors istorikai tikrai supyks ant manęs, aš čia lievai papasakosiu ją, bet šitie vartai pastatyti 18 amžiui, karalius Frederikas, jeigu neklystu, Prūsijos karalius jį pastatė šitos vartus taikai paminėti, bet atėjo Napoleonas ir paskelbė šios vartus, bet atėjo Napoleonas ir paskelbė čia šitos vartus, kad tai yra jo pergalės vartai. Šie vartai buvo labai smarkiai apgadinti per antrą pasaulinį karą. Po antro pasaulinio karo sovietai paėmė Vatavą kvadrigą, tą ant viršaus esančią statulą, nulupo ir išsivežė pas save į Maskvą. Pergalės trofėjus. Bet kaip matom, po kiek laiko grąžino. Olimpiakos fanai skanduoja prie pergalės vartų. Ar tai reiškia, kad Olimpiakos laimės? Ar čia kulkų skylės užlopytos? Tai labai tikėtina, kad kur aš dabar einu, čia ėjo prieš daug metų, 45 metais, čia ėjo sovietai. Perskaičiau, kad čia jų ėjo nuo 20 iki 30 tūkstančių, o vokiečiai gynė šitą Reichstagą, šitą pastatą ir jų buvo keli tūkstančiai. Keliasdešimt tūkstančių prieš kelias tūkstančius, mūšiai vyko kelias. Hello, how are you? Tai sovietai šitą pastatą puolė balandį, gegužę. Ir čia buvo keli tūkstančiai vokiečių, tarp tų vokiečių buvo ir vaikų, 14-mečių, 15-mečių, 16-mečių. Jie kariavo. Tokio amžiaus vaikai. Mano turistavimas baigėsi, varau į areną, į Media Roomą, galbūt pasiruošiu varžybams, kažką taip, ką galėčiau postinti Twitter'į, pasiruošiu jau. Bandau nukeliauti iki Media tribūnos. Vienas apsauginis buvo sustabdęs, sako, niekur tu neisi, kitas apsauginis sakė, kad eisiu. Tai mano ofisas šiandien bus čia. Give Me Stats ofisas iš Rūsio persikelia į Uber Arena Berlyną. Tai kaip čia kontrastai? Aš dabar noriu parodyti skirtumą tarp darbo mano urve, mano ofise ir tarp darbo čia. Dabar dirbu arenoje. Dabar dirbu savo ofise. Kas tau yra? Kas tau čia nepatinka? Ofise. Parašiau puikų query. Arenoje. Ofise. Come on, man mažiausiai ko reikia šiandien, tai aš nenoriu troubleshooting. Aš noriu kurti ir kodinti. Nenoriu troubleshooting. Vynioju meškeres, verčiu savo vaflinę, čia yra mano vaflinė ir varau namo. Čiau.